Rytas. Tokijo mieste 9 valandos 50 minučių iki viešbučio check-out'o liko 10 minučių ir telikas mums siūlo prasitęsti savo pabuvimą valandai, 2 valandom arba 3 valandom. 1 valandą kainuoja 1000 jenų. Viskas. Einu. Išsikraustom iš savo pirmojo viešbučio Japonijoje, kuris buvo Tokijo mieste ir dabar varysim į Kyoto su greitu traukiniu, kitaip vadinamu dar Bullet Train. Bet prieš tai reikia kokių nors pusryčių. Čia Japonijoje yra labai populiarios 7-Eleven parduotuvės, tai tokios nedidelės parduotuvės panašiai kaip pas mus būtų Express Market, bet juose yra labai daug visokių snacksų, užkandžių, kuriuos visus norisi labai paragauti. Žinai, kiek kainavo kava? No. 7,5 centų. Alho. Papigiai. Never in Lithuania. Nusipirkom 2 tiketus į greitą į traukinį po 8 eurus. Nepapigiai, bet vietoj 5 valandų važiuoja 2 valandas kem. Gal ir apsimoka? Nu ir experience su Bullet Train. Nusiskanavom savo prabangius bilietus į greitą į japonišką traukinį. Čia jau mūsų traukinys, Shinkansen vadinasi, palaiko 300 km/h greitį. Baltas, aerodinamiškas, taip atrodo priekis. Kaip kulka, dėl to vadinasi Bullet Trainas. Pažiūrėkit, kiek vabžių prigaudės. Kietai. Ir apsuka visas kėdės. Ką tik atvažiavo iš ten, dabar važiuosim atgal ir kėdės tiesiog apsuka. Geras. Traukinio vidus nebuvo labai kažkuo išskirtinis, bet kojom vietos tikrai nepagailėjo. Ok, mūsų vietos. Fainai. Duokit man tokį legrumą lėktuvę. Ir prasidėjo mūsų greičiausia kelionė iš Tokijo į Kyoto. Mūsų Bullet Traino kėdės review. Belė kiek vietos kojom. Staliukas įskleidžia. Tinklelis įsidėt daiktams, tai įsidės dabar telefoną ir vandens butelį. Kabliukas pasikabint švarką. O žiūrėk, prasilenkiam su kitu traukiniu. Opa. Kėdė atsilenkia biškį. Šiaip tai fainai, erdvu, patogu. Norėčiau, kad tai būtų lėktuvė. Sėmėm vietas dešiniai pusiai, tai turėtų matytis Fuji kalnas kažkurio metu. Not sure kada. Ir nežinau, ar matysis, nes biškį debesuota, tai gali būti rūkas. Gerai, kol kas pagal mano tikslo appsą važiuojam 8. Bet mes esam dar kol kas mieste, tai čia negalim greit važiuoti. Bet kai išvažiuosim iš miesto, šausim, tikiuosi, rodys šitas 300. Aš būsiu tas klasiokas, kur valgo kiaušinį ekskursijai. Aš neturėjau tokio klasioko. Aš būdavau ta klasiokė. Tai man nusipirko virtą kiaušinį. Žinai, kaip reikia pagal juos daužyti kiaušinį? Nu. Nori tau parodysiu? Į galvą. A kodėl sustojom? Jau atsilenkia bauba. Nu, kaip tas kiaušas. Žiauri geras. Pasūdytas. Daga tikas tą batoną. Paskaniausias kiaušinis mano gyvenime. Taip? Kiek vertini savo pusryčius? 10 iš 10. Nice. O tūno sumuštinis žiauri geras. 4 iš 10. Kviečių arbatą. Gera? Jo. Jau parau. Labai gera. Tai šios dienos pusryčius, kaip supratot, mes vertinam labai gerai. 4 iš 10. Labai buvo skanu. Bet nepamirškim, kad mes esame greitajame traukinyje. Tai ar pasiekėme mes jau tą išreklamuotą 300 km/h greitį? Nu, klausyk, 200 lekiam. Lėčiau dabar. Nesvarbu, kokiu greičiu važiuoja šitas traukinys, greičio jame visiškai nesijaučia, viskas ramu, tylu, niekas nedreba, niekur vėjas nepučia, gali savo ramiai valgyt, užkandžiaut, miegot, žiūrėt pro langą. Ar dar kažką daryti. Nežinau, ką dar galėtum veikti traukinį. Update dėl greičio. Važiuojam 284. That's what I'm talking about. Nu ką, hebra, welcome to Kyoto. Ir traukinys išvažiuoja. Šikančių nelaukia, taip sakant. Atvykome į Kyoto. Šitas miestas toks labiau tradicinis japoniškas nei modernus, dėl to bandėm susirasti panašaus vaibo vietą, kurioje nakvosime. Oh, wow. Mūsų Japanese kambariuken su metalinė virtuvėlė. Ką kepsim? Žiūrėk, koks mobilka kažin. Tu pultas teliko kažin yra. Čia batė, Andriu. Jolki, palki, dar negalima tenai. Tikiuosi nematys šito video. Žiūrėk, yra kriauklė ant tuliko ir yra kriauklė čia. Iškai patinta tai. Kažin. O, atskirai. Sofa tokia pirmam aukšte. Lova. Realiai matrasas. Kaip čia teliką žiūrėt? Nes sofa ten,
Gali sofą. Blogai čia. Šiaip Tokijo mes išvarėm, buvo Tokijo 2-3 laipsniai, o čia daug karščiau. Čia beveik 30. Spinta, vietos, šiaip vietos belekiek. Ir balkonėlis. Reikia leis žiūrėti. Neleis karščio nuo. Tu aš greit pažiūriu. Taip kytis jo. Ir va ten gatvė. Nice. Anksčiau Japonijos sostinė buvo Kyoto ir po to persikėlė į Tokijo ir Kyoto pavadinimo skiemenis, jeigu apkeistumėt pusėm, gautųsi Tokijo. Pirmą kartą Japonijoje bandom autobusą. Palyginsim, ko skiriasi lietuviškas ir japoniškas. Biški senesnis atrodo. Be bilieto varom, kaip mes aiškinom, pasirodo reikia mokėti išeinant. Prilėti tada kortelę ir susimokėti. Biški kitaip atrodo stop mygtukai. Sėdinių dizainas irgi nematytas, langeliais mėlynas. Ir tokių visokių pranešimų įdomių yra. Bus experience quite good, bet belekiek žmonių prisirinko, vos spėjom išlipti. Išlipti reikia ir pastovi prieki niekas nelipa. Neišleidžia niekas. Supraut, aš vienam vyrui trenkiau į galvą, kitam užlipau ant to. Čia normalu? Atvarėm į žiauriai kietą japonišką restoraną. Toksai atrodo gatvės japoniškas autentiškas restoranas. Prikabinta pilna įvairiausių plakatų. Kainos insanely geros. Va čia viską, ką matot, tai prasideda maždaug nuo euro iki ten max 3 eurų. Užsisakėm pradžiai va tokių jakitorių, tokie jašmeliai, su mesytė, su svogūnu, net nelabai pamenu, ką čia buvo. Tai šitas restoranas buvo vienas mėgstamiausių restoranų, kurį aplankėm Japonijoje. Sveiki, perku gėrimą. O dabar nauja diena. Japonija yra rekordinė šalis, turi daugiausiai iš tų vending aparatų, tai mes kiekvieną dieną bandom pabandyti po naują gėrimą. Šios dienos gėrimas iš vending machine, obolinis ir daugiau nežinau. Oi, pasaka, tokio ir norėjau. Jo. Japonija, tipo, jeigu rodo perpjautą obolį, ar kažkokį vaisių perpjautą, tai reiškia natūralios sultis. Tikrai bus iš to vaisiaus. Jeigu rodo tik paveiksliuką su veiduku, tada ne. Varom į bambukų mišką. Žiauriai gražu turėtų būti ten. Man nieko nepasikeis, nes ir taip su bambuku gyvenu. Atsiprašyk. Atsiprašau. Čia traukiniai varo į vieną pusę ir į kitą pusę ir galima apsukti kėdės. Arba gali, jeigu su draugelis nors sėdėt, bum, ir atgal. Va, japoniškas kuršėnų vyniotinis. Čia užėjom į prieskoninę ir čia yra čipsai su prieskoniais, kur max aštru. Tai aš paragavau, vos neapsiverkiau. O tai čia nėra kaip tas? Ne, gal. Kur aštriausia laipsnė? Tas tai iš vis nuodai. Įeidinėjom į bambukų mišką. Kaip tyl? Bambukas vapšė atrodo iš plastiko. Mačiutės ant ratų atlekia. Ir žia bambukų šaknis irgi bambukinės. Primesk. Žiauriai gėda. Buvo pašok. Bambukų miškas. Va. Super. Hebra, atvarykit, verta. Toksai transportas primesk. Čia kaip senoviai. Pasiėmėm užkandį, tik nežvenkit iš užkandžio. Daugai tokia. Agurkas ant pagaliuko. Skanu? Šiok paprastas agurkas su druska. Užmatėm čia komiksų tokią šopą, ar čia kaip knygynas. Čia aišku, belė kiek yra. Naruto. Tada čia Dragon Ball yra komiksai. Žiūrėk, kaip atrodo. Šitas spalvotas. Žiūrėk. Kaip būtų gerai, jeigu būtų lietuviška? Nu, angliška. O čia toks jau labiau original toks. Ir pas juos verčiasi iš kitos pusės. Tipo, nuo čia reikia pradėti ir tada skaitai į tą pusę. Surprise, hebra, mes ir vėl valgom. Klausėt, ar buvo skanu? Pamenu tik tiek, kad steikas buvo šiek tiek per žalias. Kitas video, rytoj arba ne rytoj. Viso gero. Dabar dar reikia pašokti. Hebra, mes bambukų miške.